Hebrytė atvažiuoju aš dabar va į teismą per tais šūdinus kelius, karočią, kur duobė ant duobės, kur nelygų, kur va taip, va visą, va. Tai gerai, kad mano mersas dar hidraulika yra, viskas pneumo, ten visa kita dar kažkaip susigeria. O kas važinėjat, pavyzdžiui, su savo tais sportiniais golfais ar dar ko nors, tai kaip jūs dantų neįsimušate? Tai va, bet ne tame yra esmė. Esmė yra tame, kad aš, pavyzdžiui, niekaip, blėt, negaliu, dabar va pabūsiu, kaip tas mūsų žydas paviljonis sako, mes visi rusiškais veidais, ne? Nu tai va, aš nusikeikiau dabar, nes man tiesiog nervai nebelaiko, aš neturiu suvokimo, kaip gali miesto meras būti vagis, o vagis įstatymė, įsivaizduojat, jį nuteisė, jisai jau turi jau baudas, ten kažką, tas vagis įstatymė, jisai yra vis tiek miesto meras. Jam atvažiuoja Dumblas, Dumblas tai yra patys žinot kas, tai Dumblas yra Lietuvos prezidentas, atvažiuoja ir sveikinasi su juo, sako, maladiec, Mindaugai, tu, blėt, maladiec, bachūras esi, davai, varyk toliau, viskas gerai, čia viskas legalu. Kas čia do huinia, kokioje aš valstybėje gyvenu, hebra, kas čia do šūdų krūva? Žmonės, kurie, karočią, stovėjo, reikalavo, kad jų nevakcinuotų, kad jokių pasų nebūtų, kad nesityčiotų iš jų kaip iš piliečių ir taip toliau, kad nebūtų pažeidžiamos konstitucijos ir taip toliau. Dabar po teismus, blėt, važinėjame 3 metai jau, dar 2 metai laukia. Ir karočią, o įsigimėliai, karočią, kurie vagia kosminiais dydžiais, kurie apgaudinėja mus, karočią, žagina per visus galus, apkrauna belė kokiais mokesčiais, visko pohui, karočią, daro, ką nori. Tai jūs man pasakykit, kas čia do piderastų valstybė, kas čia darosi, kai pas mus į teismą iš 9 Seimo narių 4 stopų dovi homosekai. Hebra, nu kas čia per tvarka? Gal turit kokių nors pamastymų, kaip va šituo matematika, kaip taip suprast? Kas čia do paradoksali tokia situacija? Miesto meras vagis, įstatymė vagis, jau nuteistas viskas ir jisai, blėt, vis tiek miesto meras. Kaip čia taip yra, nu? Dėl ko taip yra? Papasakokit jūs, gal aš kažko nežinau.